atkurti galima statyti, kaip dabartiniai dizeliniai autobusai, jie iš Vokietijos į Lietuvą atvažiuoja, čia atkuriami, važinėja, paskui į Afriką išvažiuoja, ten atkuriami. Jų ilgas gyvenimas tų dizelinių, o elektrinių akumuliatorių atstatyti labai brangus. Jis negyvens taip ilgai. Gerai. Iš tikrųjų norim, kad daugiau klausimų užduotume. Nes paskui prabėgsim. Koks jų gyvenimas, jį galima pratęsti? Taip kaip dizeliniai. Mes projektuojame autobusą 12 metų. Pagrindinės visos sudedamos dalis, reiškia, yra kaip ir standartinių autobusų, bet su labai, kaip pasakyti, su revoliuciniu pačiu inžinieringu. Tai bus pusiau monokokas, sudedamas iš 6 dalių, paskui parodysiu. Jo tarnavimo laikas neapibrėžtas, 20 metų skaitykim. Bet afrikiečiai nusipirks akumuliatorių branduolį. Afrikiečiam, ko gero, bus atskirai gaminami autobusai. Ir greičiausiai Alžyre arba Nigerijoje. Mes neįsime. Kas liečia, bet... Kur išgirsti? Nes reikia sumalti. Beje, mūsų Lietuvos, reiškia, amžius autobusų 18 metų vidutinis. Hamburge tokiam, pavyzdžiui, yra 7 metų maksimum. Tu privalai operatorius, privalo jos išvežti į Baltarusiją dabar jau rašo. Privalo vežti jau Baltarusiją. Kadangi klasteris kūriamas, dabar jau iš principo galima sakyti taip, kad mes 80% tiekėjų turime iš savęs, susiradę. Šalia Klaipėdos, kažkas Kuršėnuose gaminama, kažkas Kaune gaminama, kažkas bus gaminama Skuode netgi. Bet tam, kad įvesti, įdiegti, reiškia, tikrasis inžinieringo taisyklės automotive, ko Lietuvoje nebuvo, universitetai niekada gyvenime neruošė. Pritaikyti sistemą ir visą kitą. Mes jau 4 metai dirbam su pagrindiniais universitetais, kurie ruošia Europai ir pasaulyje. Tai yra TU Delftas, Aalborgo universitetas ir Lundo universitetas daugiau socialinė prasme, mes iš jų gauname visą tą know-how. Kaip žmonės iš mašinų iškelti į viešą transportą. Pagrindinis mūsų kadrų tiekėjas yra Klaipėdos universitetas. Po kiekvienos praktikos vis likdavo studentų, dabar jų jau yra 12. Ir kadangi dirbo kartu su Delftu ir Aalborgo universiteto žmonėmis, tai jie labai greitai jau pagauna. Reiškia, bazė universitetas labai gera, bet sistemas nulis. Bet padirbę pusę metų, matom, kad tie žmonės, kurie netrykšta noro kažkur išvažiuoti, bet jie labai pagrindiniai iš kaimų, diapazonas nuo Darbėnų, Kretingos, Žemaičių Naumiestis. Tie žmogeliai puikiai dabar kalba angliškai ir puikiai sistemiškai moka dirbti ir failus krauna taip, kaip reikia. Ir direktyvos visas praskenuoja pagal tą patį tinklelį, kiek reikia. Mes turim 37 direktyvas Europos Sąjungos, pagrindinės, reiškia, kurios reglamentuoja viso autotransporto ir miesto transporto veiklą. Alvydai, tai aš irgi dar galvos, tas universitetas iš kokios čia valstybės? Lundas yra Švedija, TU Delftas yra Olandijoje, bet jis yra top 10 technikos universitetų pasaulyje. Aalborgas yra Švedija, Kauno universitetas, paprastai Kaune. Ir tu, aš irgi turėjau tą klausimą, čia gal iškišoksiu, bet dėl tų paminėjai tas direktyvas, iš tikrųjų tai pagrindinis dalykas stabdis Lietuvoje apskritai bet kokio transporto gamybos buvo tas autorizavimas, testavimas, kaip jūs šitą praeinat. Mes praeinam taip. Nes ten, ta prasme, iš tikrųjų, turint kiek ten reglamentuoja, tai ten beproto. Kai mes darom mazgą kažkokią, tai tu mazgų matysit bus ne vienas. Tai kiekvienas sudedamoji dalis, reiškia, turi turėti CE sertifikatą. Gal atitinka. Jeigu neturi, o tai yra mūsų, reiškia, sugalvotas dalykas,
mes darom bandinį ir testuojam. Jeigu Klaipėdos universitetas yra akredituotas, reiškia tą padaryti, tai tada darom Klaipėdą. Jeigu VGTU turi akreditaciją, mes darom ten. Jeigu neturi, siunčiam į Hamburgą. Jeigu Hamburgas neturi, siunčiam į Lundą. Ir taip toliau. Tokiu būdus. Po to, kai visas autobusas bus, tai tas B3 klasės, reiškia, autobusas, jisai nereikalauja ten vertimo, dūžių, reiškia, visą kitą, nes važiavimas miesto sąlygos yra maksimalus greitis 80 km. Tai homologavimas vyksta paprastuoju būdu, reiškia, ne daužant. Tai galit atlikti, skaitykim, Vokietijoje yra bent 10 kompanijų, reiškia, pradedant Tiuvų, Siudų arba Nordų, reiškia, dar kažko tai. Tas pats Deltų universitetas tą patį daro ir jie sertifikuoja. Pas mus galima sertifikuotis, bet mūsų transporto inspekcija sako, jūs mums paruoškit paketą, atveškit viską ir mes jums padarysim. Už gerus pinigus. Eksperimentinį autobusą mes sertifikuosim Vilniuje. Tikrai. O jau tuos autobusus, kurie kursuos, reiškia, visą laiką, tai jie bus protestuoti greičiausiai Deltas.